Sveiki, kolegos. Studijuojat politikos mokslus, turbūt visi čia susirinkusiai, ir jūs jau žinote, čia aš nieko naujo nepasakysiu, kad politika tai yra valstybės reikalai. Nuo antikos laikų polio reikalai. Ir valstybės atkūrimas, būtent Lietuvos valstybė 20-ame amžiuje, tai yra ir mūsų dabartis tuo pačiu. Tai yra naujųjų laikų Lietuvos valstybė. Ir todėl aš nutariau, kad tikslinga pradėti nuo vasario 16-osios. Naujausioji Lietuvos istorija. Aišku, vasario 16 jau yra tam tikra kulminacija, lūžis. Į tai Lietuvos visuomenė, lietuvių tauta ėjo, brendo tam. Ir priedo tam tikros aplinkybės susiklostė. Bet gali kilti toksai dabartinis, pragmatinis klausimas. Kam ta valstybė? Kam žmonėms jos reikia? Dabar tiek daug visokių keistų dalykų, apkalbėjimų, tartum valstybė būtų blogis. Čia anarchistų teorijų mes nenagrinėsim, bet jeigu kas nors mano, kad valstybė yra tam, kad būtų galima geriau uždirbti, tai tada geresnė valstybė ten, kur galima geriau uždirbti. Arba jeigu valstybė tam, kad įteiktų kokią nors savygyną nuo engimo, tai gal kur nors kitur daugiau tos savygynos ir panašiai. Bet mums labai svarbu, aš taip matau ir noriu tą paryškinti, kad Lietuvos valstybė, naujųjų laikų Lietuvos valstybė gimė ne iš kokių nors pragmatinių samprotavimų, ar ne iš atsitiktinių aplinkybių. Štai susipešė imperialistai, jie tenais visi sugriuvo ir iš tų griuvėsių kažkas išdygo kaip koks grybas. Mums taip bandydavo aiškinti ir kovo 11-ąją, kad mes atsiradom todėl, kad griuvo Sovietų sąjunga. Nauja valstybė iš nieko. Žinoma, čia nėra ko ginčyti su nesąmonėm, bet tai, kad didieji dalykai gimsta iš dvasios, aš tą noriu jums šiek tiek paryškinti, o po to yra dar ir aplinkybės. O kas tai yra valstybės gimimas iš dvasios, arba atgimimas iš to atgimimo, kurį reiškia, nekalbant apie senąjį Vilniaus universitetą ir Žemaičių sąjūdį, bet XIX amžiaus pabaigos, Aušros ir Varpo sąjūdis, kai kas vadino Kudirkos sąjūdžiu, ir galų gale knygnešių nepaprasta epopėja, kova už savo kalbą, už savo spaudą. Štai čia irgi yra dvasios dalykai, o ne kokio nors verslo. Taigi ta dvasia yra laisvės idėja ir orumo vertybė. Orumas žmonių ir tuo pačiu tautos orumas. Kadangi mes esam tokia, nežinau, ar labai savotiška, šiek tiek savotiška tauta ir šalis, kurioje skirtingai nuo kokios nors Graikijos, pavyzdžiui, kas sako, kad graikai viską iššoka, jie šoka, jeigu kas graikas Zorbą skaitėt arba matėt, tai siela išsiveržia per šokį. Lietuvoje per dainą siela kalba. Ir kai pažvelgi į XIX amžių, ką žmonės dainavo, valstybės nebėra, baudžiava, svetimųjų valdžia keliais sluoksniais. Ir štai baudžiauninkai dainuoja beveik nuo XIX amžiaus pradžios populiariausia Lietuvoje nauja daina, Birutės daina. Valiūno Birutės daina.
ant Marių kranto, Palangos miestelį, kur gyvena mūsų broliai žemaiteliai ir taip toliau. Bet ten yra ir tokie posmai ir apie Kęstutį, ir apie Vytautą, bet yra ir apie laiką pasakyta, kuomet laiminga buvo žemė mūsų, kai buvom ponais ir gudų, ir prūsų. Reiškia mes, lietuviai, Lietuva, baudžiauninkai dainuoja tokias dainas. Buvom ponais ir gudų ir prūsų. Čia reikia suprasti žodyną. Senovinį ponas tai nereiškia dvarininkas. Tai yra viešpas, taip kaip ponas Dievas. Reiškia, buvom ponais, o ne vergais. Mes patys buvom ponais, dabar ant mūsų ponauja. Kas dabar yra? Netaip skamba aukštas plemtas, trenktas diližonais, kaip vaitoja mūsų žemė po svetimais ponais. Čia jaunasis Baranauskas, kuris pradeda revoliucinę poeziją Lietuvoje, važiuodamas į seminariją Peterburgė. Kelionė Peterburgan. Anei rašto, anei drūko mums turėti neduoda, sako, tegul bus Lietuva ir tamsi ir juoda, bet kad tu gūdę nesulauktum ir panašiai. Nesulauksi sūnaus šiaurės, sulūž tavo peiliai, pats tu teksi eiliai ir taip toliau. Labai ryžtingi tokie bibliniai žodžiai. Tai buvo nepaprasta asmenybė. Ir žinoma, jo dainų dainelėje toks mitas apie laisvę ir galybę. Tai graži buvo mūsų Lietuva, daugelį žemių įgijo, žmonės laimingi buvo, turtingi, niekur nebuvo vergijų. Tai nebuvo taip jau gražu, kaip čia pasakojama, reiškia Baranausko, bet buvo Lietuva laisva ir galinga. Ir nebuvo, reiškia, vergijos mums. Ir ateina dar galingesnis ar įtakingesnis balsas. Aš čia kai ką jums primenu, turbūt mokyklose šio to girdėjot, skaitėt galbūt, bet bandykim suvesti į vieną daiktą. Kur šiandieną jinai? Miega jos milžinai. Po žemių jų ilsis krūtinė. Kaip ant marių plačių, kad po audrų didžių užmiega vilnis paskutinė. Kur garsioji šalis? Varius savo vilnis lyg Dono ir marių juodųjų. Vienas garsas tik tai vėl apžėlė kapai, beliko iš amžių senųjų. Gal senovės laikus Vaidilutis garsus prikeltų, bet kur Vaidilutis? Aukso kanklių balsai nebeskamba visai ir dainų žodynas menkutis. Tas, kuris tą rašė, jis nebuvo menkutis. Šiandien mes galėtumėm pamastyti, koks mūsų dainų žodynas ir į ką jis kviečia. Bet ir tada, reiškia, buvo kažkoks ir misijos supratimas, ir padėties apibūdinimas, ir toj pačioj jaunimo giesmėj Maironis siūlė ir naujas giesmes apie dabartį. Jau slaviai sukilo nuo Juodmarių krašto. Pavasaris eina Karpatų kalnais. Po mūsųgi žemę nei žodžio, nei rašto neleidžia erelis suspaudęs sparnais. Erelis tai carizmas, nei žodžio, nei rašto, tai čia taip kaip Baranausko, nei rašto, nei trūko. Ir štai yra Lietuvos padėtis ir protestas, ir maištas, ir šaukimas į kovą. O slavai tai jau sukilo nuo Juodmarių krašto. Jau Bulgarijoje kitaip,
jau Vengrijoje buvo didžioji revoliucija vidury 19 šimtmečio, kai Vengrai paskelbė respubliką atsiskirdami nuo Austrijos imperijos. Juos paskui sutriuškino abu imperatoriai Austrijos ir Rusijos. Nikolajus atsiuntė savo kazokų divizijas. Bet liko kitas statusas. Vengrija liko kaip karalystė, Austro-Vengrijos sudėtyje, tam tikra autonomija ir nacionalinio orumo jau atgijimas ėjo toliau. Tai štai kaip eina tas pavasaris. Ir aišku, liudininkas to pavasario yra vienas lietuvis, baigęs mediciną Maskvoje ir nusiustas dirbti į Bulgariją. Tai yra Jonas Basanavičius. Nu ir Maironis savo ruožtu, tai ką aš citavau, tai yra 19 amžiaus pabaiga. Yra ne tik tai ta tragiška padėtis, kur šiandieną jinai. Atsibus tėvynės sūnus, didžią praeitį atminę. O kokia ta tėvynė, kur jinai? Labai aiškiai sakoma, kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, kur broliai artojai lietuviškai šneka. Ir kur skamba po kaimus Birutės daina, identifikacija. Eina per visą šimtmetį, Birutės daina, aš jums priminiau pačiai pradžioje. Nu ir be abejo yra Kudirka, visas Kudirkos sąjūdis, jo ideologija Lietuvos atgimimo ir Lietuvos jau tokios pilietinės šviesuomenės ugdymas, labai nelengvas, ir tautiška giesmė kaip testamentas ir nepaprasto grožio ir moralinės vertės himnas. Apie ką jūs kalba, aš manau, jūs atsimenat. Jeigu reikia, tai gal dar ir pagiedat, kai būna proga. Na, o tas iš Bulgarijos, jis jau ir studentų būdamas rūpinosi, kas darosi Lietuvoje, koks jos likimas ir koks žmonių likimas. Labai man įdomus momentas, kad jisai pirmas darbas Basanavičiaus buvo lietuvių kalbos pradžiamokslis mergaitėms. Žinoma, spauda draudžiama, tai jis negalėjo būti išspausdintas, bet kad kaip nors plistų. Ir štai išeina, pasižiūrėkime štai šitą dalyką, mes čia turim kažką, jūs matote. Pavasario kregždė. Jis prisiima atsakomybę, Basanavičius asmeninę, jisai yra ten, jis nežinau, ar jis galės atvažiuoti, ar jis suims Lietuvoje caro valdžią. Paskui jau nebe jo, bet pirmas buvo labai svarbus šitas ir Basanavičius įėjo į sąmonę visų skaitančių žmonių Lietuvoje. Na ir aušra, matote, išeina Ragainiai, tai reiškia Prūsų Lietuva, kurioje buvo šiek tiek daugiau laisvės. Galima buvo spausdinti lietuviškam ar tokiam gotiškom raidėm lietuvių kalba, bet čia yra tuo metu lietuvių raidynas ir lietuvių kalba. Ragainiai, Kovinis, 1883. Kovinis tai kovo mėnuo. Įdomus buvo visokie žodžiai, gražus ir pavadinimai. Ir kas rašoma tame laikraštyje, kuris kai kam buvo tiesiog kaip smūgis į sąmonę. Pavyzdžiui, Kudirkai. Kai Kudirka susitiko su Basanavičium, parvažiuojančiu iš studijų ar iš Bulgarijos, ir Basanavičius uždainavo lietuviškai, tai Kudirkai dar atrodė labai keista, lyg kažkoks tai įsidirbinėjimas. Jis buvo jau pagautas lenkinimo dvasios, o paskui, kai perskaitė aušrą, pradėjo verkti.
kur aš iki šiol buvau. Žinai. Tai va, jau kas ten rašoma? Rašoma ir politinė programa jau Aušroje. Žinoma, svarbiausi akcentai tai buvo Lietuvos garbinga istorija, Lietuvos kalbos grožis, lietuvių kalbos senumas. Žinot, net buvo paleista tokia šiek tiek legenda žmonėms maloni, kad lietuvių kalba seniausia tarp indoeuropiečių, tai yra faktas mokslinis, o tai reiškia, kad ir Adomas su Ieva kalbėjo lietuviškai, o paskui iš to visos kitos kalbos atsirado. Tai fonas tokiems, reiškia, kaip šiandien mums linksmėjo papasakojimams, fonas yra tai, kad lietuvių kalba yra chamų, mužykų, chlopų, niekam nereikalinga, Dievas jos nesupranta, melstis lietuviškai yra beprasmiška, reikia melstis lenkiškai. Suprantat, koks buvo smegenų plovimas. Ir čia dabar sako, palaukit, lietuvių kalba tai ohoho, kas yra, kokia grožybė ir kokia vertybė. Štai kaip vyko kova dėl sąmonės pačių lietuvių. Ir tą pradeda Basanavičius. Ir pirmas numeris Aušros teigia, juk ir mes esame tokie pat žmonės, kaip ir mūsų kaimynai, ir norime visomis teisėmis, priklausančiomis visai žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais naudotis. Niekur aplink neuždrausta kalba, neuždrausta spauda. O kodėl mes tokie? Reikia susiimti šiek tiek. Ir panašiai. Reiškia, yra žadinimas jau tą kryptim, kad mes turim būti žmonės tarp žmonių, tauta tarp tautų. Bet tą tautą dar reikia padaryti. Reikia iš tų vargšų žmonių engiamų, pažemintų, nebepasitikinčių nieko, gal koks caras ką nors duos, gal neduos. Žinoma, jie jau kovoja dėl spaudos. Ir prasideda tasai knygnešių sąjūdis. Bet čia yra programiniai dalykai nuo pat pirmo Aušros numerio, tauta tarp tautų, ir iš to ateis ir valstybė tarp valstybių. Tuo labiau, kad Lietuva buvo valstybė. Parodykim, priminkim tą žmogų, kuris pradėjo visą dalyką, ir Kudirką pažadino. Kudirka paskui nepaprastą įtaką darė per savo varpą visai jaunai lietuvių inteligentijai. Čia pat būdamas Lietuvoje, Basanavičius ilgai dar gyveno į Bulgarijai ir, kažin ar galėjo ramiai ir drąsiai važinėti Lietuvą. Na ir dar prieš Aušrą jisai jau, reiškia, tos dalykus pasakydavo, o maždaug 9 metams praėjus po pirmo Aušros numerio, kai jau kiti lietuviški laikraščiai buvo pradėti leisti, jisai jau įdėjo viename laikraštyje Apšvietoje ir Savistovės Lietuvos programą. Pažiūrėkim čia vieną vaizdelį dar toliau, čia jums tiesiog šaltinis. Jeigu jūs panorėsit daugiau pasiskaityti apie tą veiklą, tai čia yra mano tokia brošiūrėlė išleista, Jono Basanavičiaus politika. Jūs politikai, tai jūs turite žinoti. Jis, žinoma, yra ir daktaras, ir ne bet koks daktaras, ir Bulgarijai labai nusipelnęs, ir mokslininkas, istorikas, tyrinėtas, tautosakos rinkėjas ir skelbėjas, ir simbolis lietuvių atgimimo tautinio. Bet jo politinė linija tokia išsikristalizuoja labai aiškiai iš tos veiklos. Pavyzdžiui, toje Savistovės Lietuvos programoje, kas jam rūpi, kad idėjos apie Lietuvos savistovystę ant tautiško pamato išsiplatintų kunigų ir bajorų tarpe.
nes iš tos pusės eina ir lenkinimas, ir lietuvybės niekinimas, ir jeigu čia įvyks tam tikri lūžiai, tai tada tauta bus visa, o ne tik tai ta valstietyje arba iš valstiečių kilę inteligentai. Dažniausiai suvalkiečiai iš Suvalkų gubernijos. Todėl, kad ten buvo laisvi valstiečiai, jau leido vaikus į mokslą. Ir dar nesuprato, kad reikia ir mergaitės leisti į mokslą. Reikėjo jiems kantriai aiškinti, kad čia ta investicija irgi svarbi. O šiaip, tai aišku, sūnų išleisti, kai sūnų daug yra, tai ūkį reikės skaldyti negerai. Tai tenai į kunigus pirmiausiai. Turėsim šeimoje kunigą, tai ir garbė, ir reiškia tam tikras gerovės garantija, arba į advokatus, arba į gydytojus. Reiškia, atsiranda tie laisvi žmonės, kurie net valdiškų tarnybų negali turėti Lietuvoje, nes jie nestačiatikiai. Tai valstybė jų į darbą nepriima, arba reikia keisti tikėjimą. Bet gydytojų gali būti, laisvų advokatų gali būti, kunigų gali būti, štai taip ir kokių vargonininkų žinoma, muzikų gali būti, tai ir formuojasi ta pirmoji inteligentija, dažniausiai būtent iš to krašto laisvųjų valstiečių šeimų. O tą mums paliko Napoleonas, bet čia jau nesiplėsim taip labai, kada pasidomėsit, tai žinosit. Nu ir kad, reiškia, taip pat tikslas, kad apšvietimo kalba, reiškia švietimo, apšvietimo kalba visų Lietuvos luomų taptų lietuviškoji kalba, kad ir bajorų vaikai mokytųsi lietuviškai. O apskritai bet koks švietimas draudžiamas, yra tik tai pogrindis dar aktorių mokyklos, arba prie ratelio motina moko. Ir tas ratelis tai nėra Petro Rimšos išgalvojimas, tai visi prisiminė, kad lygiai taip ir buvo tas visas laikotarpis. Ir štai apie Basanavičių čia vienas dalykas yra, du yra žinoma labai esmingi istoriniai, tai didysis Vilniaus Seimas 1905 metai, na ir vasario 16 aktas, apie kurį šiandien kalbam. Bet čia toje brošiūroje įvairių dalykų yra, bet man labai tiko pabaigai ir aš panaudojau šitą įvertinimą Basanavičiaus, jau jį laidojant ir palaidojus, Mykolas Krupavičius, apžvelgdamas, žinot turbūt, kas Mykolas Krupavičius, įvertino realizmą Basanavičiaus. Čia mūsų laikais yra visokių svaičiojimų apie Basanavičių priskleista, bet čia yra pastebėtas realizmas, kaip Basanavičius kūrė Lietuvą. Tu ten koks nors vienas paskelbsi, tai kas iš to. Reikia, kad būtų lietuviai, kurie turi teisę kaip tauta, kurie nori galų gale, kad būtų Lietuva. Jie nenori kuo greičiau išnykti, perėti į aukštesnę klasę, vokiškai, kalbėti rusiškai, lenkiškai ir, reiškia, jau susitapatinti su ponais ir kaip nors, kurie nori būti savim, nori būti tauta. Tai Krupavičius pasakė, kad atgimimo sąjūdis ir realizmas Basanavičiaus lyg jis būtų apskaičiavęs, o gal ir supratimas buvo, kad jeigu būtų programa iškelta iš karto kaip maksimumas Lietuvos valstybė, tai būtų sunaikinta negailestingai. Bet, cituoju Krupavičių, stiprėjant kovotojų eilėms, Basanavičius plėtė ir programą. Principas, kuris per trumpą laiką buvo pakartotas ir Lietuvos sąjūdyje 1988 metais. Iš karto neužtrimituota, kad mes ateinam griauti Sovietų sąjungos ir nors suvažiavime vienas senas žmogus tą pasakė ir apie tai buvo kalbamas teigiamam suvažiavime. Bet įsistvirtinant sąjūdžiui jau
po pusės metų jau, reiškia, nuskambėjo ir nepriklausomybės tikslai ir reiškia, tam tikrą metodiką, kaip mes eisim. Tai čia yra tokios analogijos. Norint Lietuvos, pirmiausia, reikėjo tautos. Reikėjo ją gaivinti ir kurti iš kažkokių dar tebesančių pradmenų, kad ir apgadintų, apnuodintų, suklaidintų. Ir tada išsirikiuoja tokia vertybių arba uždavinių eilė. Kalba išsaugoti, apginti, įtvirtinti. Kalba, tauta. Yra jo paties citatų ir kitų citatų. Nėra kalbos, nėra tautos. Todėl ir ant Basanavičiaus kapo Rasose jūs gal prisimenat, kas ten iškalta. Jo žodžiai ir yra taip pat ir Seimo įžanginėme foje tie žodžiai, kad mes jau indulkės pavirsim, jeigu lietuviškoji kalba bus tvirta pastojus, tada mums ir kapuos bus lengviaus ir smagiaus ilsėtis. Reiškia, kalbos įtvirtinimas ir tai daro tautą, o iš tautos per Kudirkos sąjūdį darosi visuomenė, sąmoninga visuomenė darosi, kuri gali formuoti savo ideologijas ir tikslus ir ateina ir valstybės klausimas. Štai kaip mes einam į vasario 16-ąją, iš kokių pradmenų, kodėl aš sakau, kad jį gimsta iš dvasios, o iš nepalankiai susikloščiusių aplinkybių. Aplinkybės buvo svarbios, žinoma. Ir kad Rusija pralaimėjo karą Japonijai. Ir kad, reiškia, atšaukė spaudos draudimą. Kad galėjo kurtis jau lietuviškos draugijos ir organizacijos legaliai, nepersekiojamos ir panašiai. Ir kad Basanavičius tame carizmo sutrikime 1905 metais sušaukė Vilniuje Seimą, lietuvių Seimą. Ir ten visokių buvo ginčų ir kam čia reikia, kokiais turi įgaliojimus, bet jis labai gerai nujautė. Yra momentas, reikia padaryti šitą. Ir paskui visi pripažino, kad tikrai tą reikėjo padaryti, tai yra labai svarbu. Ten ginčų buvo turbūt daugiau kaip dabar Lietuvos Seime. Bet buvo ir rezultatai. Ir pats faktas, lietuvių susivažiavimas Vilniuje. Jau yra lietuviškas dienraštis Vilniaus žinios. Po spaudos draudimo panaikinimo eina. Ir štai pirmojo lietuvių tautos atstovų susivažiavimo nutarimai. Pirmas punktas, pirmas nutarimas. Dabartinis padėjimas Rusijoje ir Lietuvoje. Pripažindami, jog dabartinė caro vyriausybė yra pikčiausių mūsų priešų, iš karto, čia jau revoliucija, ne? Bet prieš caro vyriausybę. Mūsų priešas nėra Rusija arba rusai. Mūsų priešas yra caro vyriausybė. Ir pripažindami, jog geresnį gyvenimą galime įgyti tik laimėjus kovą su senaja tvarka, reikia keisti tvarką. Ir matytų vienoje Lietuvoje nepakeisi tvarkos, tai šviestis, ryžtis ir stoti kovon drauge su sukilusia visų Rusijos tautų liaudimi. Mes tą pamatysime labai greitai po 14 metų, kai Kijeve šaukiamas visų Rusijos tautų suvažiavimas, spręsti tų tautų reikalus ir apeliuoti į, sakysim, į laikiną vyriausybę jau po vasario revoliucijos. Ir apeliuoti, kad Lietuvai pripažintų nepriklausomybę. Ten ir Lietuvos atstovai yra ir taip toliau. Visų Rusijos tautų bendras reikalas kažką daryti. Ir reiškia daryti ir tą kryptimį. Na ir štai antras nutarimas
dėl autonomijos. Kadangi Lietuvos gyventojai reikalai pilnai gali būti užganėdinti tik tai prie tikros mūsų krašto autonomijos skliausteliuose savivaldos. Ir kadangi norima, kad ir kitos Lietuvoje begyvenančios tautos galėtų pilna laisvę naudotis, lietuvių susivažiavimas nusprendė reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktų visuotinių lygių tiesių ir slaptų balsavimų, neskiriant lyties, tautos ir tikėjimo. Visi demokratiniai principai. Toji autonomiškoji Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografiškosios Lietuvos. Ne be didžioji Lietuvos kunigaikštystė, bet etnografiškoji Lietuva kaip po branduolio ir tų pakraščių, kurie dėl ekonomiškų, kultūriškų, tautiškų arba kitų priežasčių traukia prie to branduolio ir kurių gyventojai priklausyti prie jo panorės. Na ir kad įgyti autonomiją, pirmiausia reikalinga yra galutinai sugriauti dabartinę prispaudimo tvarką. Reiškia, revoliucinė dvasia tokia, paskui jį pradėjo persekioti, to jau, reiškia, tuos net Vilniaus Seimo dalyvių, bet kažkaip Basanavičiui buvo pavykę gauti leidimą sukviesti. O kaip tai vyko, tas sukvietimas, tai čia irgi aš negaliu atsilaikyti pagundai ir nepaskaityti jums apie žinias iš Lietuvos. Tame pačiame numeryje. Krakių valsčiaus ūkininkai, norėdami išskirti savo atstovą į lietuvių susirinkimą Vilniun, užprašė savo viršaičio Augustino Bačkio ir raštininko Koroliovo, kad juodu sušauktų valsčiaus sueigą tam reikalui. Bačkis su Koroliovu sakėsi, anksčiau negalėjo sušaukti valsčiaus, kai pereita Pietnyčia, sodiečiai ir ant to sutiko ir Pietnyčia susirinko Krakiuosna, bet susirinkę nerado namie nei viršaičio, nei raštininko. Tada sodiečiai pamatė, kas per paukščiai, jų valsčiaus vyresnieji, čia taip kaip pirmas sąjūdžio mitingas katedros aikštėje. Ypač raštininkas Koroliovas, koks nors Mitkinas. Sodiečiai tojaus nutarė raštininką Rusą Koroliovą tojaus atstatyti, o į jo vietą pasiskyrė raštininkų lietuvį Grincevičių. Tuo pradėjimu nutarė atstatyti ir visus kitus valsčiaus ponus rusus, o į jų vietą pasistatė lietuvius. Atstatė mokytoją, o į jo vietą užsidėjo mokytojum lietuvį Grabauską. Atstatė ir uriadniką Rusą Tichomirovą, o į jo vietą išsirinko lietuvį Urbą Jeronimą. Štai vyko ta taiki revoliucija, jos paskui visus, žinoma, griebė geležinę ranką ir tuos naujai išrinktus jau lietuviškus policininkus ir viršaičius, bet tada atrodė, kad tikrai virsmas, eina virsmas Lietuvoje. Na ir matote, yra renkami atstovai. Valsčiaus susirinkimas, tai ne taip sau kažkokie suvažiavo į Vilnių ir pasiskelbė Vilniaus Seimu. Iš tikrųjų, tai yra atstovybė. Mes nesam dar galbūt įvertinę istorijoje, kad tai yra lietuvių tautos atstovybė. Buvo rinkti žmonės. Taip kaip po daugelio metų vis dėlto įvertinom, kad ir sąjūdžio Seimas buvo atstovybė. Jį rinko daugybė sąmoningų žmonių, sąmoningoji tautos dalis arba piliečiai, kurie žiūrėjo į sąjūdį taip, tai jie nerinko atstovų. Bet pilietinė visuomenė rinko atstovus ir sąjūdžio Seimas legitimesnis už aną komunistą aukščiausią tarybą, kurios niekas nerinkdavo. Tik tai paskirdavo partinėse kabinetuose ir Maskvoje gaudavo patvirtinimą, kad juos galima sušaukti ir tegu jie kilnoja rankas, kai bus pateikiami kokie įstatymai. Tai jau nuo čia prasideda parlamentarizmas ir demokratijos supratimas. O autonomija tai yra realybė. Paskui buvo visokių ten, kodėl čia reiškia tik autonomija. Autonomija, kurią jau turi Suomija.
Suomija turi savo parlamentą, leidžia savo įstatymus. Rusija XIX amžiaus pabaigoje pradėjo spausti ir nebeleist suomiams kaip po Rusijos sudėty esančiai kunigaikštijai kažką veiks. Suomiai priešinosi ir buvo tas jau jų nacionalinis sąjūdis labai pagrįstas. Štai, o lietuviai pradėjo prisiminti, palaukit. Taigi, carai visą laiką dar tarp savo daugybės titulų rašydavo, kad jie ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Tai gal tada čia irgi pagrindas. Tegu jis kol kas būna didysis kunigaikštis, bet kad būtų Lietuva. Taip kaip Suomija su savo parlamentu Vilniuje, su savo Seimu Vilniuje. Štai toks ėjimas į tam tikrą valstybės formą. Ir jis vėl yra ne kaip nors sugalvotas, suprojektuotas, jis eina iš visiškai natūralių gyvybinių paskatų. Taip, dabar pažiūrėkim, ką mes čia turim. Taip, mes artėjam į ypatingas aplinkybės, kurios taip kaip ir Rusijos pralaimėjimas kare su Japonija atveria. Rusijos imperijos monarchijos griuvimas, Vokietijos griuvimas. Tai yra pirmojo pasaulinio karo, karas yra baisus dalykas, bet čia yra teigiami rezultatai. Bent jau mažoms tautoms, engiamoms, prispaustoms yra proga. Yra proga susilpnėjus engėjams pareikšti apie savo teisės. Ir Lietuvos sąjūdis atėjo, kai engėjai susilpnėjo. Ir kai pradėjo, ieškoti savo katastrofos išeičių per demokratijos kokius tai momentus, viešumą, liberalizaciją ir tada galima pasireikšti. Tai čia yra panaši ta situacija ir šitame dokumente, aš dabar turiu pasižiūrėti laikrodį, kiek čia mes galim plačiai šnekėti, dar šiek tiek galim. Kaip atsiranda Lietuvos taryba? Čia yra Lietuvos tarybos fundamentalus esminis dokumentas. Jį priiminėjo daug dokumentų, deklaracijų, pareiškimų, formavo savo politiką. Iš kur jį atsirado? Jį atsirado iš vėl panašiai sušauktos atstovybės kaip didysis Vilniaus Seimas. Tai vadinamoji Vilniaus konferencija. 1917 metai. Lietuva okupuota Vokietijos. Bet jau yra juntama, kad grius šitą tvarką, nes tie didėjai tarpusavėje išsidaužo. Ir artėja faktiškai čia pat jau Rusijos revoliucija 17 metų. Jau yra net ir įvykusi vasario revoliucija. Tai pats laikas lietuviams prabilti bendru balsu. Ir Vilniaus konferencija nustato uždavinius, kurios turės įvykdyti išrinkta 20 žmonių Lietuvos taryba. Vėliau komunistai, taip sakant, oponuojantis arba net sovietų laikais, sovietų valdžios laikais, tai buvo niekinama, čia ką ta taryba, jinai jokių įgaliojimų, čia neatstovybė, ne, jinai buvo pati aiškiai per Vilniaus lietuvių konferenciją sušaukta atstovybė. Ir reiškia įgaliota dirbti toliau, galų gale tos įgaliojimus patvirtina įvykiai ir tautos parama. Šitas aktas nebūtų turėjęs didelės reikšmės, išskyrus, sakysim, eksperimento tokį vaizdelį, jeigu žmonės nebūtų dėję galvų apginti šitą valstybę. Jie balsavo krauju už tą valstybę, o paskui jau atėjo ir steigiamojo Seimo laikas. Tai štai, pats dokumentas, aš truputį pakomentuosiu, nes jis labai yra iškalbingas.
Nu, galiu ir paklausti, ką jūs turbūt pažįstat šitą dokumentą, kad nors esat skaitę. Ką? Kas čia per dokumentas? Nutarimas ar pareiškimas? Čia yra, matot, nutarimas padaryti pareiškimą. O toliau jau eina pareiškimas. Štai ir pareiškimas yra labai konkretus. Žinoma, jis, tai ką aš savo temoje pabandžiau suformuluoti, tai visas tas atgimimas Aušros ir Varpo per Vilniaus Seimą eina į tai, kad Lietuva su lietuvių tauta turi teisę būti tarp kitų tautų ir dabar jau ir tarp kitų valstybių. Kas tą teisę iš aplinkybių patvirtina, tai aš galbūt dar suspėsiu prie to prieiti, bet dabar ką sako pats dokumentas, jo ypatingumai. Na, žinoma, pareiškimas, taip, šiuo pareiškimu kreipiasi. Tai čia toliau yra pareiškimas. Paskui jau mes padarėm tai politinėme žodyne deklaraciją, tarptautinis žodis. O galų gale vasario 16-osios aktas, nors čia tokių iškilmingų žodžių nėra, bet pagal svorį tai dabar sakom vasario 16-osios aktas. Nors jis buvo kukliai pavadintas pareiškimu. Bet pareiškimu, kuris adresuotas į pasaulio valstybės. Pirmiausiai tas dvi, kurios arba valdo, arba mano, kad jos valdys Lietuvą, tai Vokietija ir Rusija, bet taip pat ir į kitas. Čia yra daugtaškis, kur gali įrašyti visų kitų valstybių vardą ir joms išsiuntinėti. Dabar čia pasirodo švedai, kai komentavo mūsų kovo 11-ąją, kad mes nebuvom gerai susiorganizavę, tą pačią dieną visiems išsiuntinėti vertimų. Tai reikia žinoti, aukščiausiai taryba sovietinė, tai jokių vertėjų neturėjo, niekam nereikėjo, rusiškai visi mokėjo ir viskas. Bet aišku, galima buvo rūpintis saviveiklą, versti greičiau. Bet vertė Amerikos lietuviai, vertė Maskvos lietuviai, reiškia, kad tai siuntėtų ir taip toliau. Bet čia irgi kreipiamasi į visas tautas ir galima siuntinėti kiekvienai atskirai. Mes tada to nepadarėm kiekvienai atskirai. Dabar politinis žodynas. Galima matyti tam tikrą sprendimą, kad yra nutraukiami ryšiai su kitomis tautomis. Čia pasakyta atskirti nuo ryšių su kitomis tautomis. Vėlgi prasmė tų žodžių. Ar tai yra sprendimas nutraukti ryšius, pavyzdžiui, su latviais, su gudais? Tikrai ne. Tai yra kitokia to žodžio prasmė. Tai yra pavaldumo ryšiai ir su tautomis, tai taip pat kaip Rusijos atveju buvo įkalta vinis caro valdžiai. Ir tuo pačiu nutraukiami ryšiai arba Lietuva atskiriama nuo pavaldumo ryšių, kurių yra buvę. O yra buvę ir su Lenkija, aišku, Lenkijos tam tikri sluoksniai nacionalistiniai ir taip pat restauravimo valstybės neigė Lietuvos teisę būti valstybė, o tik tai Lenkijos provincija, čia visokių vėlesnių problemų šaknys. Bet čia pasakoma apie visus, nuo visų ryšių ir su Vokietija. Su Vokietija galbūt tai liečia ir vakarų Lietuvą. Žinoma, tai liečia dabartį, kadangi manevruojant aplink vokiečių karinę ir Berlyno valdžią, Lietuvos taryba jau teko visokių daryti išlygų, nuolaidų, priimti sprendimus apie Lietuvos nepriklausomybę, bet susieta su Vokietija, labai susieta. Muitais, valiuta, karinė konvencija, kitaip sakant, satelitinė valstybėlė, bet valstybėlė jau skelbė Vilniaus lietuvių konferencija ir įgaliojo tarybą dirbti konkrečiai.
Tai šitoj vietoj buvo irgi pačioj taryboje visokių problemų ir kovų ir ginčių. Buvo, kaip žinote, ir jau paskelbus šitą aktą, norint išeiti iš to Vokietijos valdymo, realaus karinio valdymo dar Lietuvoje, buvo idėja paskelbti monarchiją. Ir tada Lietuvos karalystė aiškiai yra kitas dalykas negu Vokietijos karalystė. O karalium pakviesti Württembergo kunigaikštį von Urachą. Kaip tam tikras balansas toks. Bet Urachas buvo jau pasirašęs sutartį su Lietuvos taryba, per kiek laiko jis išmoks lietuvių kalbą ir kad jo vaikai bus auklėjami lietuviškai, princai Lietuvos. Labai įdomus dokumentas, aš jį mačiau Vokietijoje. Ja, anūkas to Uracho buvo į vieną lietuvišką renginį atvažiavęs, ten buvo irgi rodomi dalykai. Tai visokių manevrų teko daryti Lietuvos tarybai, bet štai šitoje vietoje pasakyta, visi ryšiai su kitomis tautomis, taip pat aišku ir su Vokietija, ir su visokiais ten mėginimais ją susėti arba įsipareigoti. Na, dabar vėl, tai aš jau nebeklausiau jūsų, kaip jūs suprantat, o pats paaiškinau. O kita savoka labai svarbi yra vienintelė lietuvių tautos atstovybė. Ką reiškia atstovybė? Kas nors atėjo ir pasiskelbė atstovais? Pasiskyrėm save važiuoti į partinę konferenciją Maskvoje. Ir jau esam Lietuvos atstovai. Tai čia pirmas buvo Sąjūdžio klausimas. Katedros aikštėje. Kam jūs atstovaujate? Kas jūs išrinko? Jūs galit tapti atstovais, jeigu ginsit Lietuvą. O jeigu ten malsitės po savo partinius reikalus, tai jūs nesat Lietuvos atstovai. Tai ta linija eina visą laiką. Nes atstovavimas tai yra demokratinis mandatas. Kalbėti už tuos, kuriems tu atstovauji. Tai čia taryba, žinoma, pati apie save pasako, kad ji yra atstovybė. Bet ji nebe pagrindo tai sako. Kitos tokios atstovybės nėra. Nors yra komitetai Rusijoje, lietuvių karininkų ten, ir aišku, komunistų, bolševikų ten yra taip pat pretenzijos, kad jie ateis tvarkyti Lietuvą, Rusiją taip pat kuriamos struktūros. Amerikos lietuviai labai įdomus buvo judėjimas už Lietuvos nepriklausomybę. Ir galingas, ir su įtaka Amerikos valdžiai. Čia platus dalykai. Bet štai atstovybė vis dėlto šita yra vienintelė. Ne Rusijoje sėdantys komunistai, ne Amerikos lietuviai, nors jie už Lietuvos nepriklausomybę, čia yra papildomas dalykas. Daug dievė, kad jie padėtų tiek daug, kiek jie galėjo, jeigu jiems nebūtų trukdžius Amerikos valdžia dar, kuri dar skaitėsi su carinės Rusijos vizija. Bet štai šitas momentas yra svarbus ir todėl vienintelė. Niekas kitas tokio akto negali paskelbti, o mes galim ir mūsų pareiga paskelbti. Taip pat kaip kovo 11. Mūsų pareiga. Kas bus paskui ten su mumis ar ką. Jos irgi galėjo sušaudyti vokiečiai. Juk net nebuvo leidžiama paskelbti viešai. Kažkas išvežė į Vokietiją ir ten parlamente paskleidė. Po 3 dienų, man rodos, išėjo Lietuvos aidas, tik tai jis buvo konfiskuotas, bet šiek tiek numerių išėjo su šituo aktu, pirmam puslapį. Dar vienas dalykas iš to politinio žodyno, tai yra valstybingumo idėja ir savivoka. Pažiūrėkit įdėmiai, kiek čia ir kur kalbama apie Lietuvos valstybę ir kaip kalbama.
Jeigu turėsim laiko, aš pasėmiau palyginimui, kaip nepriklausomybę skelbė estai, latviai, lenkai, ukrainiečiai. Čia yra ypatingas dalykas. Lietuva neužmiršo, kad ji buvo ir toliau bus valstybė. Ir tas yra keletą kartų atstatanti Lietuvos valstybę. Taip kaip ir mūsų kovo 11. Mes neprašom malonių ir mes neatsirandam iš Sovietų Sąjungos griuvėsių. Mes tęsiam teisę ir buvimą. Tai štai ir valstybės tęstinumas, ir savivoka, kad jau taryba kalba valstybės vardu. Pažiūrėkit tam pačiam tekste. Ji pareiškia, kad Lietuvos valstybė jau kalba valstybės vardu. Tame pačiame akte. Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis jau viens. Visi yra lygus. Tos santykius dar reiks nustatyti ir bus galbūt nelengva, bus karai, bus visoko, sakysim, bet atsistojam į savo vietą. Na ir dar vienas specifinis momentas, kurio nėra nei estų, nei latvių, nei lenkų, nei ukrainiečių nepriklausomybių aktuose, tai yra sostinė. Sostinės konkretika Vilnius, su sostinė Vilniuje, ne bet kur. Ir čia yra didžiulis turinys. Didžiulis turinys. Ne tik tai reiškia, kad čia mes norim daugiau čia žemės turėti ir dar vieną didelį miestą savo valstybę. Čia yra visa valstybingumo esmė. Jeigu Vilnius yra Lietuvos sostinė, tai reiškia, mes esam ta pati Lietuva. Istorinė. Mindaugo, Gedimino, Vytauto sostinė. Ir mes nenorim svetimų etninių žemių, bet sostinė tai yra dalykas fundamentalus. Visa istorija apimantis. Nežinau, ar teko jums susidurti ar ne, bet, pavyzdžiui, nacionalistinės Lenkijos pasipriešinimas ir net jau užėmus Vilnių 200 metais, bet toksai Lietuvos atmetimas ir neigimas kaip istorinės Lietuvos visą laiką buvo aiškiai nukreiptas. Na, kažkokie Kauno separatistai pasiskelbė savo naują iš nieko atsirandančią valstybę, žemaičių ar kokią ten. O anos Lietuvos nebėra. Ir užmirškite apie Vilnių, kuris yra senai Lenkijos miestas. Ir čia fundamentalus dalykas ne tik dėl miesto, bet ir dėl visos istorijos. Ar tai mūsų istorija, ar tai yra Žečpospolita, kur jau Lietuvos vardas jau užmirštas arba ištrintas. Parašų eilės tvarka yra šiek tiek įdomus dalykas. Taip ir gali matyti, kaip jie pasirašinėjo. Kai jau po visų ginčų, po suskilimo, išsivaikščiojimo, jau sausio mėnesį galėjo būti tai panašiai padaryta. Bet buvo ginčai galų gale net dėl vieno žodžio. Buvo dar labai ilgas ginčas vasario 15-ąją. Kodėl nusikėlė vasario 16-ąją. Ginčas buvo šitoje vietoje. Santykių su kitom privalo galutinai nustatyti sušauktas steigiamasis Seimas. Ar galutinai nustatyti, ar nustatyti? Tam broliai lietuviai sugaišo dar vieną dieną. O taip būna bet užtat galų gale vis tiek labai viskas subręsta. Ir kiekvienas žodis pasidaro aukso vertės. Ir kad jeigu steigiamasis Seimas, mes nežinom, ką jis nustatys, Sąjūdžio irgi buvo ideologija. Lietuva bus tokia, kokios norės jos žmonės. Mes neateinam primesti ką nors.
Mes ateinam, kad žmonės patys apsispręstų ir pasirinktų. Bet jie turi teisę pasirinkti. Čia yra tas pats. Steigiamasis Seimas nustatys. Jeigu nustatys, kad monarchija, kad reikia kviečiam ten kokį karalių ar ką, tai nustatys. Reiškia, Lietuvos taryba palieka tą steigiamajam Seimui. Ir todėl tas principas, kad mes nebedarysim kokių nors kitų sprendimų tarpinių, o galutinai nustatys steigiamasis Seimas. O parašų eilės tvarka, jūs gal matot, kaip manot, kokia čia eilės tvarka? Pasakykit garsiai. Kaip atrodo? Niekas nemato, kokia eilės tvarka? Abėcėlės. Visi lygus, bet ne visai. Vienas lygesnis. Nes pirmi du parašai yra Basanavičius ir Saliamonas Banaitis. Basi, Bani. Banaitis turės būti anksčiau. Bet aš manau, jiems ten nekilo abejonių dėl to. Basanavičius galų gale pirmininkavo tam posėdžiai. Vienintelį kartą pirmininkavo Lietuvos tarybos posėdžiai. Vienintelę dieną, bet kokią dieną. Ir todėl, kad kitaip negalėjo susitarti. Ten irgi labai įdomu. Vieniems Smetona, kitiems mirsim, bet jokių būdų ne Smetona, mes išeinam ir taip toliau. Ir kas tada, iš kur rasti tokį centristą kažkokį tai, kuris būtų visiems priimtinas? Kaip aš ieškojau Šimėno kažkada, sakysiu, iš kur tą centrį. Nu tai va, Basanavičius, kaip Klimas parašė savo atsiminimuose, pasenęs jau nebetinkamas, bet kito nėra. Bet kito nėra. Reiškia, gelbsti padėtį tai, kad gali pirmininkauti Basanavičius ir tada visi pagarbiai priima tą funkciją pirmininko ir jis pasirašo pirmas ir dar pataiso tekstą. Čia yra ta eilės tvarka. Joje viena dar įdomybė dabartinėse mūsų politinėse audrose yra Stanislavas Narutavičius, dvarininkas, kuris pasirašo lenkiškai. Narutovič. Viskas tvarkoja. Jis buvo kaip tik tai dvarininkas, bet socialistas. Prie kairiųjų. Jo brolis, kaip žinote, buvo išrinktas Lenkijos prezidentu. Ir tuoj pat nušautas. Tokių fašistuojančių sluoksnių nacionalistinių. Kažkoks įtartinas iš Lietuvos, mažumos, žydai už jį balsavo, negalima pakęsti tokio prezidento. Tai o taip kūrėsi tos valstybės. Ir čia atsispindi, matot, įdomus dalykai, kuriuos jūs, kai matysit tą aktą, kada nors dar perskaitykit ir pagalvokit ir panašiai. Taip, reiškia, man liko -5 minutės, nes aš noriu, kad jūs ko nors dar klaustumėt arba nesutiktumėt su mano pasakytais dalykais. O šiaip tai dar yra labai įdomus reikalai, tai yra, bet čia gali turėtų būti specialiai paskaita, matyti jau palyginimas. Aš šiek tiek užsiminiau. Latvių, estų, lenkų, ukrainiečių. Mes visai nežinome apie Ukrainos liaudies respubliką. 1918-21 metai, kurią buvo pripažinusios Vokietija ir Austrija, žinoma, jos tada valdė, taip kaip ir Lietuvai leido veikti, ir kaip galų gale po šito vasario 16 akto, kurio Vokietija nepripažino oficialiai, kadangi reikalavo laikyti 17 metų Vilniaus konferencijos tarybos linijos, tarybos buvo taip pat nutarimas,
kad Lietuva skelbiama nepriklausoma valstybė susijęta visais tais mano minėtais ryšiais su Vokietija. Tai Vokietija planavo, kaip jai išeinant pasilikti. Žinoma, tai yra nuolatinės tokios tezės. Kaip išeinant, jeigu reiks išeiti iš užkariautų žemių, tai pasilikti. Satelitinį valdymą ar kokius nors prisirišimus nepriklausomų valstybių sandraugą ar dar kokiais nors pavydalais. Tai Lietuva būtų turėjus būti tokia Vokietijos satelitė pririšta tik tai su Vokietija. Ir kadangi vasario 16 po ginčų, po to, kai vis dėlto priėmė bendrą formulę tokią, tai, tie sakė, reiškia, kiti politikai, kad taigi Vokietija įnirš. Anksčiau buvo lyg ir pritarta tai formuliai su konvencijomis, su prisirišimu prie Vokietijos. Dabar sakys, ką iš čia, reiškia. Tai pavojinga buvo, labai pavojinga, to labiau, kai karinė valdžia, visa karinė valdžia yra. Vokietijos komendantas gali pastatyti prie sienos ir viskas iš karto, tą visą tarybą. Tai paskui, kada Berlynas atmetė, net nesileido į kalbas dėl šito, tai prasidėjo aiškinimai, kad tai neprieštarauja anam 17 metų dokumentui, yra kitokia forma, mes pripažįstam ir aną, ir tada Vokietijos imperatorius pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Nors Vilniaus komendantas ir toliau nepripažino. Jau ten irgi ėjo pakrikimas valstybės, bet tas pripažinimas iš Vokietijos aukščiausios valdžios buvo gautas, užteko žodinių ekvilibristikų ir paaiškinimų, kad 18 metai neprieštarauja 17. O kai Vokietija griuvo, tai žinoma jau jokių kalbų kitų ir nebuvo. Dėl kokių nors įsipareigojimų, net ir to jau panaikino ir šitą Uracho kvietimą ir sutartį su Urachu būti Lietuvos karalium. Visko atsipurtė labai greitai Lietuvos taryba. Panašių visokių savų individualių istorijų yra pilni ir mūsų kaimynai. Įskaitant vieną momentą, kurį vis dėlto aš pats neseniai suradau ukrainietiškose dokumentuose gavęs, čia neseniai buvau Kijeve tenais, buvau muziejuje, kurį labai verta aplankyti, tai būtent Ukrainos liaudės Respublikos muziejus. 1918-21 metai. Buvo paskelbta valstybė, ji buvo pripažinta Vokietijos ir Austrijos, aišku, irgi su savo interesais, kad liktų ten įtaka. Paskui ją 2 kartus užiminėjo bolševikai, 1 kartą Denikinas, 1 kartą Pilsudskis. Tenai, o taip ėjo iš rankų į rankas, jinai laikėsi, atsikariaudavo, turėjo savo armiją, savo politikus, buvo parlamentas, 400 su viršum narių, jisai dirbo, tame pastate dabar yra tas muziejus. Tai štai, ta nepriklausoma Ukraina buvo sušaukusi 1918 m. rugsėjo mėnesį Kijeve Rusijos tautų suvažiavimą. Ten dalyvavo ir Lietuvos delegacija iš 9 asmenų, o jau 1920 metais prie Rygos Buldury kurorte buvo tarptautinė konferencija ir sutartis, nuostabiai viltinga sutartis. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Ukraina pasirašė sutartį dėl tarpusavio pripažinimo nepriklausomybių, dėl tarpusavio pagalbos ir dar karinę konvenciją. Tai turėjo būti ratifikuota iki metų pabaigos, per porą mėnesių, ir viskas sugriovė dėja mums pažįstamas Juzefas Pilsudskis, užgrobdamas Vilnių. Po to jokių čia sutarčių nebegalėjo būti. Tai tas labai turėjo nudžiuginti Maskvą, tuometinę Raudonąją. Nes šitas blokas būtų buvęs stiprus.